Tai šiandien mes turėsime pokalbį, kuris galbūt iš tikrųjų labiau pritaikytas moteriams. Ir tam parinkau savo į porą irgi save labai gražiai realizuojančią moterį, tai yra dainininkė Rasa. Manau, tikrai ir taip ją žinot, pažįstat, tie raudoni plaukai yra išskirtiniai, vienintelė tokia Lietuvoje. Veikia Ir visi. taip, ir mes išsiaiškinome su Rasa, kad šiuo metu mes esam beveik identiškose situacijose, nu, labai panašiose, ne? Kad mes abi šiuo metu gimdom iš savęs kūrybą. Tai Rasa skuba, dirba daug, visos dienos, ar ne, sukasi aplink albumo išleidimą, o aš skubu, dirbu ir visos dienos sukasi aplink knygos išleidimą. Ir pas abi ten 2-3 savaitės iki išėjimo kūdikio liko, ar ne? Kaip tau, Rasa, judasi reikalai su tavo kūryba? Reikalai juda, reikalai. Mhm. Bet matau dabar, kad greičiausiai ir nespėsiu aš tuo laiku viską pabaigti, kas yra man labai labai buvo sunku pripažinti, kad aš galiu nespėti, matote, nes aš visada, ką susiplanuoju, turiu įvykdyti. Tai, bet jau šitą dalyką pasisekė truputėlį paleisti, nu ne truputėlį, buvo intencija, va kaip tik buvau dabar, vedžiau stovykloje savaitgalį, kaip čia dabar pavadinti, balso, ar tai gydomasias praktikas, ar terapinės tokias gydomojo garso, bet savo paties balso. Ir kaip tik, Lana, jūs parašėt man po tų užsiėmimų. Tai mano intencija ten ir buvo paleisti tą tokį nenormalų norą vat viską suspėti, nuo kurio jau tu matai, kad tau jau ir nemiga, ir sveikata truputėlį, ir tu nebejauti tos muzikos taip jautriai, o užklausa vis dėlto buvo, kad ta muzika visų pirma man pačiai patiktų, kad jinai jau vis tiek išeina iš tų standartų, tai ne pop, tai ten galbūt alternatyvus akustinis pop, net nežinau kaip pavadinti. Jinai jau išeina iš standartų ir jeigu aš čia forsuosiu į tą standartą, prarasdama kažkiek kokybės, tai nieko gero nebus, tai geriau aš ten vėluosiu šį kartą, jau taip nusiteikiau, nes, nu, mano vertybės supratau, kad, nu, tikrai man svarbus tas albumas ir aš noriu jį iš meilės, o ne iš reikalo Mhm. kurti ir pabaigti. Tai va, ir apėmė dabar tokia daugiau ramybės dabar turiu. Tai šiaip toks dar vienas panašumas, nes aš panašu, kad irgi atsiliksiu. Nu va, Aš labai sužinojau tą, padrasinai. taip, aš sužinojau tą šįryt, nes čia kaip būna, vat, ką nors leidė, nu, tokio ten, Mhm. gal albumas, gi nepriklauso vien nuo tavęs, ten dirba daugybė kitų žmonių, ten makituotojai, ten spaustuvės visokios, tai jiems kas nors užstringa arba eilės ir automatiškai užstringi tu. Bet kadangi aš per šitą procesą jau esu praėjusi, kad reikia mažiau save kankinti, nes, pavyzdžiui, didžioji dauguma žmonių iš viso būna nieko nepradeda, nes jie bijo, kad nebus tobulai. Ir kadangi Mhm. nebus tobula, gal aš tada iš viso nepradėsiu, arba aš pasidėsiu, palauksiu, kada bus kažkokios tobulos aplinkybės ir aš būsiu, vat, užtikrinta, kad tikrai gausiu tobulai, bet tada jau aš pradėsiu daryti. Bet tokie žmonės labai dažnai, turėdami gražų didelį potencialą, jie gali iš viso, pavyzdžiui, dirbti valytojais, pavyzdžiui, visą gyvenimą. Mhm. O potencialas yra, pavyzdžiui, turėti savo valymo įmonę, bet jie nepajuda iš tos vietos, nes kiekvieną darbą, kurį jį daro, jis turi būti ne tik laiku, nes jeigu ne laiku, tai jau irgi netobula. Viskas turi būti tobula, nes jeigu netobula, tai jie paskui viduje pas juos ten kataklizma vyksta. Tai vat, dažniausiai vienas iš tų dalykų, kuris savirealizacijai trukdo labai stipriai, tai tobulumo siekimas, nes tai yra labai sunki energija, kuri viską padaro, kad viskas yra sunku. Nes Taip. kažkokia tai kropelytė, kažkokia atrodo kaip dramblys. Ta prasme, tu iš musės dramblį padarai. Tai aš tai stebiu, kaip kai kurie žmonės tą atvirkštinį efektą turi, kad jie per daug nesigilina. Bele ką ten, bele kaip padarom, kur yra atvirkščiai. O kaip yra tobula, kai turi balansą, tu per viduriuką
šitas dvi energijos susitinka, kada tu per daug neapsisunkini, bet ir per daug neišproto dėl tobulumo. Mes, kai ką nors jau ten sureikšminame, kas mums svarbu, mesgi, kai einam ten pirkti ten maisto produktų į prekybos centrą, mums tai nebūna kažkoks reikšmingas įvykis dažniausiai. Nebent žmogus yra labai jau ten sociofobas, jisai iš namų bijo išeiti net į parduotuvę, bet dažniausiai mes einam apsipirkti, mes nesureikšminam to per daug. Tu sukrauni ten tos produktus į krepšelį ir išeini ir tu net nepastebi, kaip padarai. Bet kai vyksta tas dalykas, kuris tau yra dar naujas, dažniausiai tai taip sureikšminama, kad visi baubai išlenda į viršų. Viskas. Todėl, kad na, pavyzdžiui, ten pirmą kartą vedant stovyklą, ar ne, tai dažniausiai kas? Tai yra kažkas tokio, kas, na, ne tas pats, kas, na, ar ne, nueiti ten batus nusipirkti. Tai yra jau kažkas, kur ir kiti žmonės, ir atsakomybės jausmas, ar ne, juk jie ten dažnai ir važiuoja iš kažkur tai, arba atskrenda iš kažkur tai, ir viskas prasideda, kad atsiranda, vat, kaip sakai, vidinis sabotažas. Jis pradeda diktuoti, kad o galbūt man ir taip gerai, arba kad o galbūt dar ne, dar va, aukti, pavyzdžiui, metus, 2, gal reikia dar kokius 6-7 universitetus baigti, galbūt dar kas nors. Ir tas vidinis sabotažas dažniausiai, labai dažnai, tai nebūtinai 100% visada yra, bet dažniausiai jis pradeda kurti vadinamosius blogų ženklus aplinkui. Žmogus pradeda pats jo savo sukurti. Jis, pavyzdžiui, ten įvyksta kas nors ką nors pasako, žmogus užsikabina už to ir sako, va, čia ženklas. Bet tikrai, čia ženklas. Todėl, kad tu nori, kad tai būtų ženklas, blogas arba geras. Ir kadangi tu bijai ir ieškai priežasčių, apsaugoti save nuo tos naujovės, į kurią reikia eiti, nes tu ten matai, kad ten bus kažkokių problemų greičiausiai. Tai tu savo pradedi kurti pasiteisinimus, kodėl dar ne. Ir tie pasiteisinimai, jiegi būna viešpatė, bet ko užtenka. Prastas oras ten ar bet kas. Tai vat, štai visą laiką siūlau naminėmis sąlygomis daryti savo tokią praktiką, paieškoti antrinės naudos. Kas jums iš to, kad jūs taip ir nepradedat įgyvendinti vat, kažkokius norus, svajonės, idėjas. Kas jums iš to? Pavyzdžiui, jeigu jūs ten norite, tarkim, atidaryti savo veiklą kažkokią, išleisti kažką savo, arba ten santykius norit kažkokius susikurti, bet kas jums daugiau nei keletą dienų galvoj kirba, jau jūs ir tarsi ir žinot, kaip darytumėt, jūs įsivaizduojat save ten, bet vis priežastis, kodėl dar ne. Ir visą laiką paklaus savęs, kokia yra antrinė nauda iš to, kad aš to negaunu ir nedarau. Ji visada yra. Visada. Pavyzdžiui, dažniausiai žmonės bijo tapti stipresniais ir didesniais, nes jie bijo, kad jie neatlaikys to pasaulio, į kurį jie nori patekti. Kad jie nesusitvarkys, neatlaikys, kad kažkas ten kitas kažkaip nuleis žemyn, kaip sakant, ar ne. Tai dažniausiai aš sakau, kad paimam naminėmis sąlygomis, pats su savim nuoširdžiai, surašai dabar toj vietoj, kur tu esi, toje būsenoje, kurioje tu esi, kokie yra pliusai ir kokie yra minusai. Ir va ten, kur tu nori eiti, kokie ten būtų pliusai. Įsivaizduok, kad tu ten jau esi, kad tu ten gausi. Ir pamatysi, kad labai dažnai kai kurių dalykų negali su savim neštis. Pavyzdžiui, jeigu aš esu vietoje A, tam, kad aš patekčiau į vietą B, man neišeis kai kurių dalykų su savim neštis. Ir aš nenoriu atsisveikinti su tais dalykais, nes jie galbūt ir žemesnių lygių, bet jie man yra pažįstami. Senas lagaminas, sunku nešti, bet gaila paleisti. Kaip pavyzdžiui, jeigu tu nori savo kažkokios tai įmonės, vietoj to, kad ten dirbti kažkam, pavyzdžiui, tu supranti, kad tau reikės tapti atsakingam. Atsakomybės zona viršininko yra gerokai didesnė negu darbuotojo, kuris tik padaro savo pareigas ir eina namo. O viršininkas ten daug platesnė ta amplitudė. Ir žmogus jau supranta, kad teks su savimi kažkokio tokio paviršutiniškumo greičiausiai jau nebeišeis nešti. Ir disciplinos reikės, žiūrėk, išsiugdyti daugiau. Ir naujas aš, reikia pasverti, kuri realybė yra geresnė.
Ir va tie žingsniai į priekį, jie turi būti po vieną žingsnį. Nes jeigu iš karto, pavyzdžiui, žmogus nuo 100 eurų šokteli į milijoną, labai dažnai psichikai tai yra per didelė apkrova. Realiai, nes atstumai energetiniai, nu, pinigų šiuo atveju aš kaip simbolį pasirinkau, kaip energijos sankaupą, atstumai yra milžiniški. Tai va užtat po vieną žingsnį mesgi, kai einam laiptais, mes neperšokam po 10 laiptelių, mes po vieną laiptelį, pavyzdžiui, kad ir dabar, aišku, priklausomai nuo to, kada žmogus įrašą žiūrės, bet kad ir dabar, pavyzdžiui, nėra jokių astrologiškai kliučių pradėti ką nors, kokius nors žingsnius daryti. Tuo labiau, kad tuoj saulės užtemimas bus dar stipresnė netgi jėga ir kad tiesiog pradėti judėti į priekį ir pradėti daryti kažkokius dalykus ir žingsnis po žingsnį daryti ir kai vidinis sabotažas išlenda, neleisti jam diktuoti. Ir tai tikrai yra lengviau, kai tu darai mažus žingsnius. Nes kai tu pradedi įsivaizduoti pilną paveikslą, kaip jau galutinį rezultatą, va tada jau visai prastai būna. O kai žingsnis po žingsnio, tada tas sabotažas būna mažesnis ir su juo yra lengviau susitvarkyti. Kaip, pavyzdžiui, kokių patarimų tu turi, mums nerašo niekas jokių klausimų, bet Mes gal nepasakėm, kad galima rašyti. Jie žino, kad galima. Žino, ne? Taip. Rašykite, ar žinot. Tai, pavyzdžiui, man atrodo, kad visi mes turim tokių dienų, kai nedisciplinuota jaučiuosi visai. Bet aišku, gerai, jeigu ten viena kita diena, o kas jeigu per ilgai užsitęsia tas nedisciplinuotumas. Aplanko tave kada nors kas nors tokio, kaip disciplinos stoka? Vėlgi aplanko tada, kai esu per daug pavargusi. Iš tikrųjų, va dabar čia truputėlį gal ne į temą, bet tiesiog noriu supažindinti su tuo garsu. Nu, tai yra didelė jėga, iš tikrųjų garsas gali gydyti. Garsas gali ir griauti, ir nuo garso galima labai labai pavargti. Tai pavyzdžiui, kai tu studijoje atrinkinėjai takelius savo geriausius, ar ne, tu tą patį, ir tu tiesiog visą savo esybę išjautrini ir tu klausaisi ten to, ar čia falšyvai emocinė prasme ir neemocinė, ar čia kaukė, ar čia per linksmai, ar atitinka tą būseną. Tu taip klausai po 2 valandų, tau galva kvadratinė, tai tiesiog pagarba visiems, kas dirba su garsu, nu čia yra žiaurus darbas. Ir va, pavyzdžiui, tu kaip pavargsti nuo to viso, tu sėdi studijai, tu va toks, va, čia visas ir aišku laikas eina, ar ne, dar tas, va, kai tu sieki savo tikslų, dar norėjau paminėti, yra dar bendravimo aspektas, kad tu gali pasijausti labai vienišas. Dėl ko vienišas? Dėl to, kad galbūt eini į kitą lygį ir tau jau nebetitinka tie seni, tarkim, draugai, požiūriai, naujų gal dar ten netiek daug yra to palaikymo ir šiaip ir laiko, pavyzdžiui, gali nebūti. Kaip man, aš ten buvau susiplanavus, darbas čia kurį laiką ir tu negauni tos energijos. Tai va tas bendravimo dar toks atskirtumas, va irgi labai slegia, o kita vertus tu negali bendrauti, nes tu po to darbo tu per daug pavargęs ir tu, nu, toks va, susitraukęs, kam čia reikalingas, neįdomus tam. Nu, gal ir įdomu, bet jau pačiam per sunku. Tai tokiu atveju, nu taip, tada žinai, kas tau suteikia stiprybės. Aš tai tada važiuoju į savo sodybą, nes apskritai, kai labai daug atiduodi žmonėm ar tiesiog daug dirbi, tai man pasidarė vos nebūtina dabar kiekvieną savaitgalį, nu, jeigu aš neturiu kokių koncertų, važiuoti sodybą ir pabūti gamtoje, pabūti tyloje dar. Čia pas mane ta sodyba dar be patogumų, tai yra proga ten ir vandenį pasemti su kibiru ir su ta tokia autentiška buitimi susilieti. Tai per tai ir tada žiūri, kas tau tiesiog teikia stiprybės, ar į vonę šiltą, ar knygą kažkokią išmintingą paskaityti, ar su žmogum, su kuriuo sieja išmintingas žmogus, su kuriuo sieja ryšys, pasišnekėti tiesiog. Galų gale filmą kažkokį pasižiūrėti ir paverkti, pagailėti savęs, kokį vakarą, nuleisti savo tą šešėlinį pusį, pabūti ir ta auka jau ten, nes tu savo neleidi, tu stiprus eini ir tu vis tiek esi žmogus, tau viskas yra būdinga. Tai tiesiog leisti tai šešėlinį ir pusį išeiti ir
išsireikšti kažkiek ir tų malonumų ir pabendrauti, pamastyti. Galų gale aš kartais galvoju, kad kaip ten bebūtų svarbu, vis tiek, jeigu jau per daug matai, kad susikaupia tau galvoje ir tu jau ten išeini iš to balanso jau visiškai, tai pagalvoti, kad, nu, vis tiek, tu esi sveikas, gyvas ir tas gyvenimas galbūt yra kaip žaidimas. Ir tai yra tavo žaidimas. Ir pasižiūrėti iš to, kad tu, nu, vat tiesiog tu esi žemėje ir vat kažką darai. Ir, nu, ko čia pergyventi? Nu, tai nu, tiesiog, jeigu iš tos aukštesnės perspektyvos pasižiūrėti. Tai galų gali atsiminti, dėl ko tu visą tai pradėjai, kas tave skatino. Galbūt tai yra, vat, kartais būna, kad tikrai tamsiausia būna prieš aušrą ir va tą dieną labai taip sunku galvoju, nu ką aš čia dabar, kodėl aš to ėmiausi, o paskui kitą dieną pamatai jau rezultatą kažkokį. Nu, dažniausiai tai būna prašviesė, tai va dėl ko aš tą darau, viskas gerai, einam toliau. Tai aišku, labai svarbu yra man asmeniškai bendrystė vis dėlto su žmonėmis, moterimis šiuo atveju, ten gaunu daug jėgos, tai vat, dėl to ir stovyklas, dėl to ir lankau užsiėmimus Mandala Dance, kuriuose per šokį tam tikrus sakralius judesius, tokius meditacinius, irgi sugrįžtam į balansą, derinam vyrišką, moterišką pradą, nurimstam. Tai iš tikrųjų svarbu tas ryšys yra, kad pasijausti, kad tu ne vienas, kad tai yra kažkam svarbu, tau duota kažkokia misija, galbūt, nu aš taip galvoju, kad duota man misija per balsą kažką skleisti, tai kažkokio patvirtinimo, bet dažniausiai gauni tą patvirtinimą, aš tai gaunu, kai yra kažkaip jau sunkiau, tai žiūrėk, vat, ir tada komplimentai prasideda ar iš mokinių, ar iš išorės, ar kažkas tai parašo, žinai, man ta daina vat, labai patiko, arba dažnai rašo, kad iš pirmojo albumo tu taip arti, tai sako, kad nu, tavo dainos turi gydomąjį poveikį. Nu, tokį, kad nurimsti, nusiramini ir taip galvoju, nu va, reiškia reikia va, tavo muzikos, judam toliau. Gal nėra to tokio masinio populiarumo, bet nu, jau tokį kelią pasirinkau, kad ne patį populiariausią. Kita vertus, irgi prisimenu, kad dar vaikystėje, paauglystėje, kai norėjau būti dainininkė, kažkodėl aš tokią daviau užklausą, kad noriu būti dainininkė, truputį žinoma. Reiškia, aš turbūt iš anksto galvoju, ar aš sugebėsiu pakelti tą visą žinomumą, aš matyt, tai galvoju, nu tai viskas gerai, truputį žinom. jeigu dėl to pradedi nervintis, kad čia, nu, va, kažkaip sklaidos, gal čia trūksta tam kūriniam, paskui tu suvoki, kad, nu, dabar tu eini tuo keliu, kur čia toks alternatyvi, čia truputį džiazas, nu, dažniausiai tokie kūriniai, nu, nebūna labai ten populiarūs pasaulyje, tai viskas čia yra gerai. Tokį pasirinkai kelią, tokį eini. Tiesiog savo, sielos keliu. Pas mus darbe irgi, kuo giliau dirbsi, tuo siauresnė bus publika. Todėl, kad pop kultūra, nu, tarkim, pop kultūra, kabutėse kalbant mūsų darbe, tai kuo jos daugiau, tu kaip žmonės linksmini, sakykime taip. Taip. Nes pas mus irgi galima linksminti žmonės kažkaip ten, per daug nesigilinant, iš tikrųjų giliai nedirbant, tuo bus daugiau visko. Bet kuo gilesnis darbas, tuo jis reikalauja suvokimo, kad tavęs labai daug kas nesupras. Nes aš tikrai būna kartais matau, pavyzdžiui, kad į mano seminarų žmonės nedaeina, jie nedavažiuoja, jiems prasideda kas nors, nes aš labai ir nenoriu, kad ateitų tie, kurie manęs nesupranta. Jiems kas nors nutinka tokio, arba jie tiesiog nesupranta. Realiai gal 70% dalykų jie nesupranta. Ir kai jie nesupranta, tai aš nemanau, kad čia dėl to, kad aš kažkaip nepakankamai gerai paaiškinau arba aiškinau kažką ne tą. Tiesiog žmogus per anksti iššoko kažkur tai
Tai labai, kuo tu nori būti garsesnis, tuo tau reikės paaukoti gylį. Mhm. Tai reikės paaukoti, paimam ten muzikos pasaulį, Taip. aš lietuviško nelabai ten gal taip žinau, bet kur mes visi žinom ten kokius nors. Tai ten labai prasti dalykai veikia, ten labai, Mhm. sakykime, nėra labai švaru, kaip čia Mhm. krištolinėme vandenyje didelių žuvų nerasi, taip yra sakoma, ar ne? Tai pas mus darbe taip pat, kuo didesnis, garsesnis ir pirmas dalykas tam skirti reikia labai daug energijos. Populiarumo sukūrimas ir tos populiarumo karalystės išlaikymas, nes populiarumas, tu pastovi turi pateikti kažkokią medžiagą, kad apie tave rašytų, kalbėtų ir taip toliau, tau tai turi tikti ir patikti. Ir viso to palaikymas, išlaikymas čia yra atskiras darbas. Ir tai tame kažkokio gilio ir prasmės yra labai mažai, ta koncentracija į mano asmenybę. Tai pavyzdžiui, man kuo ten daugiau tų visų, kaip čia pasakius, gerbėjų, tuo didesnis įtarimas. Nes ten bus marketingo labai daug ir marketingo specialistai labai dažnai, ypatingai tie patys geriausi, jie labai dažnai labai gerai žino, ką jie daro ir kaip reikia kontroliuoti žmonės, ką jiems parodyti, ką jiems duoti. Ir ta masinė psichozė kokia nors, kad aš einu ir tai yra, visi eina ir aš einu ten, nes ten visi eina. Labai dažnai žmogus eina ne dėl to, kad jis iš vidaus pajuto, kad man ten reikia, o dėl to, kad kažkas, kad visi ten eina. Tai reiškia, Seina madinga ant taip, bangos. taip, pavyzdžiui, tie patys brandiniai vardai yra ten, tarkim, kokią nors, kad neįžeidinėti neminėsiu, tai kad ir koks brandas geras būtų, aš nieko iš jų nepirkčiau. Ten taip baisu, ta prasme, tie drabužiai, aš nemokamai jų neimčiau, bet žmonės perka, nes ten yra tie logotipai ir visi matys, kad tu gali sau leisti nusipirkti tą drabužį, o kad jis yra, neskoningas, tai nieko tokio. Tai čia, kai žmogus dar savęs nėra atradęs iš tikrųjų, jis dar vaikosi tų tokių avių bandos, kur avis eina ir aš einu, tai kuo daugiau gylio, tuo ta, kaip piramidė, ar ne, piramidės apačioje plačiau yra, ten visko daugiau, o kuo aukščiau, tuo siaurėja mažiau ir mažiau yra. Tai populiarumo, aš tarp kitko apie tai knygoje esu labai daug prirašiusi apie šitą dalyką. Nes visi tie... Bus įdomu paskaityti. Tai baisu man išleisti. Visi tie divos, apolonai, visi tie instagraminiai, tai dažniausiai jie tam tikrame lygyje dirba. Ir aš visą laiką sakau labai atsargiai žiūrėti paskui, ką jūs sekate. Todėl, kad mintis, pavyzdžiui, dažniausiai mums ateina iš išorės kažkokios, idėjos kažkokios, mes kažką išgirstam, kažkas mums kažką pasako. Ir tas kažkas gal turi savo kažkokių tai priežasčių jums taip sakyti, pavyzdžiui, ar ne? Ir ta marketingo mašina visa, viskas yra padaryta tam, kad jūs pirktumėte, vartotumėte ir taip toliau, ten tikrai labai retai yra jūsų naudai, labai retai. Ir kuo populiaresnis, tuo dažniau ten taip ir būna. Visos spalvos netgi parinktos tam, kad, nežinau, žmonės ten reguliuot kažkaip tai. Ir kuo didesnis pamišimas dėl populiarumo išlaikymo, tuo daugiau ten yra kažkas ne taip. Tuo reikėtų klausti savęs, tai kodėl man tai patinka? Gal dėl to, kad patinka visiems kitiems? Ar čia tikrai yra autentiška, tai ką žiūriu? Gal dėl to, kad visi aplinkui mano draugai patinka to klausytis arba tą žiūrėti ir aš iš paskos. Tai labai toks, sakau, bandos jausmas yra. Ir kai paminėjai, kad yra vienatvės jausmas, kartais aplanko, kai pereini iš vieno lygio į kitą. Tai dažniausiai, kai žmogus iš tikrųjų būna sparčiai evoliucionuoja, jis nuolat užduoda savo teisingus klausimus, ten nuolat keičiasi, nuolat tobulėja, keičiasi jo vibracijos. Dažniausiai aplinkiniai tampa kaip inkaras. Aplinkiniai priprato prie tavęs tokios.
ir jie nori tave toliau tokią matyti, nes jiems yra priimtina, kad tu tokia buvo, viskas aišku, čia staiga žmogus pradėjo kitaip kalbėti, kitaip mąstyti, neaišku, kas čia dabar vyksta ir aišku, kad dažniausiai normalu, jie bando tave išlaikyti tokią, kokią tu esi. Ir labai dažnai žmonės aplinkiniai, jeigu nekeisti savo aplinkos, tai jie bus kaip inkaras. Ir va tas, kai būna labai dvasingas požiūris, kad visus reikia mylėti, su visais reikia draugauti ir taip toliau, jis nėra išmintingas. Visus reikia mylėti, bet reikia žinoti, kas yra tavo asmeninės ribos. Jeigu jau yra daroma kažkas, kas tau yra ne į naudą, kas tave sargdina, kažkaip, nežinau, į bankrotą veda ar taip toliau, ir tu tą darai vien tik tam, kad būtų geras žmogus, čia yra jau tiesiog neišmintinga. Tame nėra jokio dvasingumo, nes, pavyzdžiui, tikroji meilė visada žino, kas yra asmeninės ribos. Visada. Apskritai, besąlyginė meilė yra neįmanoma be žinojimo, kas yra asmeninės ribos, nes asmeninės ribos tai yra meilė savo pirmoje eilėje. Nežinai, kas yra meilė savo, tu kito žmogaus negalėsi iš tikrųjų mylėti, taip iš tikrųjų. Tai užtat aplinkiniai žmonės visada yra svarbu. Kai mes periname į kitą lygį, mes labai dažnai užstringame sename lygyje, ne tik dėl to, kad ten mums priimtinos senos energijos, bet dar ir dėl to, kad ten yra aišku žmonės. Ir ten jie bet kokie yra. Čia, kai būna santuoka su vyru, pas moterį ten, bet koks yra. Ir gerai, aš ten turiu, pavyzdžiui, 3 vaikus, tai dabar kam aš būsiu reikalinga. Kito tai nėra paruošto vyro ir tada bijo šitą palikti. Tai gaunasi, kad tu neatlaisvini vietos naujoms energijoms. Ir kai būna, taip aš minėjau prieš tai, namie praktiką padaryti, pavyzdžiui, kai jūs kažko norit, bet yra kažkoks tikslas, kur jums net užsidega viskas viduje, kaip jums norisi tą padaryti, bet jums vis tiek į kitą lygį einant visą laiką reikia kažko atsisakyti. Kažką reikės paleisti. Visko į lagaminą nesukrausit, tai yra neįmanoma. Tai tie dalykai, kuriuos sunku paleisti, tai ir yra inkaras. Jūs galbūt suprantat, tarkim, kad, pavyzdžiui, tarkim, emigracija į kitą šalį automatiškai reiškia, kad, nebebus kažko, nes, nebebus to, kaip buvo, ar ne, galbūt su kažko reikės atsisveikinti. Arba, pavyzdžiui, perėjimas į kitą lygį, kur jūs, pavyzdžiui, turite naujas charakterio savybės, arba jūs turite savo svajonę, jūs ją gausite savo svajonę, galbūt, pavyzdžiui, net materijoje nesimatys netekties kažkokios, o matysis, kad jūs nebegalėsit skūstis gyvenimu. Nebegalėsit zysti, kad man sunku, ten, pavyzdžiui, ar ne, ir žmogus pripranta, nes vis tiek didžiąją laiko dalį mes turim būti stiprus, bet kartais leisti savo pabūti silpnam. Čia kaip sveika mityba, ten kokia nors griežta, karts nuo karto turi būti tas, kai tu suvalgai kažką, ko tu labai nori, kad pasidžiaugti gyvenimu. Tai lygiai taip pat tas pabuvimas silpnam kartais savo, toks atsipalaidavimas. Bet tai neturi būti, kad tu 95% silpnas, ten karts nuo karto stipri pabūni. Tai turi būti tas atvirkštinis. Ir jeigu žmogus pripratęs būti aukos vargšės pozicijoje beveik visą laiką ir kartą per mėnesį keliom valandom tampa susikaupęs ir stiprus, jam gali labai trūkti šitos savybės, ateityje jis norėtų ją turėti, o ten, kur jis eina, jį kaip ir netinka. Tai gali būti net fiksuoti tokius net dalykus, kad galbūt jūs turite įprotį kažkaip elgtis ir jūs nenorite to įpročio atsisakyti. Jūs norit sąmoningai, bet pasąmoningai nenorit, nes labai labai pripratot. Ir bus labai labai sunku. Ir užtat ta savirealizacija, jinai labai dažnai trukdo. Ir, pavyzdžiui, dažniausiai aš pastebiu, kai būna moteris pagimdo ir su vaiku pasėdi namie. Ir joms tada toks įprotis sėdėti namie su vaiku, kad kai jau tas vaikas paauga ir jau galima išeiti, jos prigalvoja, kodėl ne. O svajonių ir norų ir energijos yra vis tiek. Ir tada jos užsisėdi ir toks kaip stovintis vanduo. Ir tada susiformuoja jau vėliau baimės eiti į tą jau gyvenimą. Ir visą laiką, kai mes turime šalia kažką, kas gali mumis pasirūpinti, pavyzdžiui, vyras, nežinau, turtingi tėvai ar dar kas nors, visą laiką reikia turėti omeny, kad vienintelis žmogus, kuris turi būti tas, kur tu gali pasikliauti, tai tik tu pati. Didžiąją laiko dalį.
taip, kas nors malonu duoti, kam nors tavim pasirūpinti, bet suaugęs žmogus pirmoji eilėje turi būti visada savarankiškas, nes tavo vyras gali tave palikti, tavo tėvai irgi gali kas nors nutikti, kad mes visada turime judėti į priekį. Ir, pavyzdžiui, jeigu žmogus sveikos, stabilios, ramios psichikos, tai jis realiai kas 3-4 mėnesius apžvelgia savo gyvenimą, jis turi matyti kažkokį pokytį savyje. Kad kas 3-4 mėnesius kažkur aš pajudėjau į priekį. Pavyzdžiui, nežinau, pasikeitė mano sveikata į gerą, arba aš įsigijau ten kažką tai svarbaus, arba aš baigiau kažkokius mokymus, arba aš pajudėjau ten projektą į priekį. Mes realiai kažkur, idealiausia, kas 3 mėnesius pasitikrinti, ar per tą laiko atkarpą aš matau kažkokį pokytį. Aš noriu pademonstruoti tą jau perspektyvą to albumo, vis tiek medžiaga ir tie kūriniai tokie netipiniai, kas po ilgo laiko mane klauso, tai sako, o kaip tu čia, taip čia giliai, čia jautriai viską. Ir aš suprantu, kad norėdama išlikti toj būsenui ir kokybiškai pakoncertuoti, tai aš turiu ir saugoti tą energiją, savo tą jautrėją, gilėje energiją. Ir dabar kas vyksta, ir aš galvoju su vienu kolektyvu, galvoju, turbūt jo reikės atsisakyti, darbo su juo, nes dėl ko? Dėl to, kad ten truputėlį yra tokie energetinio vampirizmo ir po tų koncertų aš ilgai atsigavinėjau. Taip, ten yra pinigai, bet galvoju, greičiausiai aš atsisakysiu, bent jau iki to koncerto, kad išlaikyti tą tokią. Ir gavosi, kad ir pasakiau, kad, žodžiu, iki naujų metų manęs nėra. Toliau kas vyksta. Dar vėl irgi siūlo koncertus, bet, pavyzdžiui, ten būna tokie, kokia nors aplinka ten tokia, kaip tiesiai šviesiai, jeigu sakant, apšiurusi, ar ne? Bet, mano muzika, aš galvoju, yra turtinga savo, turtinga vis dėlto ir savo giliu, ir viskuom. Kiekvienas yra išjaustas kūrinys iš gilumų, iš kažkokių ten įvykių ir turi būti tam tikra aplinka. Geriausia, kad tai būtų kažkokia šiek tiek paslaptinga, kažkokia truputį mistinė, su meile, kad būtų. Jeigu aš matau, kad apšiuręs, ten nei scenos, nei ten langai, ten reiškia baisus garsas bus, ir man siūlo, ten neblogi pinigai, ir aš galvoju, Dieve, kaip aš ten nenoriu. Ir dėl, bet taugi reikia pinigų albumui, balsai. Jo reikia gal sutikti. Skambinu pianistui, sakau, ar mes dainuojam ten? Sako, davai, aš nuvažiuosiu, pasižiūrėsiu. Pažiūrė. Ne, ir jis irgi tokį pagal pajautą sako, ne, aš turiu tokią nuojautą, nereikia man ten būti, ten ne mūsų vieta. Žodžiu, ir aš parašau, kad, mes nebegalim. Žodžiu, tada matau, kad paima kitą grupą, galvoju, bet jie ten labai tiks, o aš, ne. Ir paskui dar ten, vėl ten pažįstami, ten ar jubiliejui, galvoju, tas laikas lapkritis, biškai nelabai gerai. Nebeskambina. Ir tokia, tarsi gaunasi, kad piniginė prasme, aš, tarsi kaišau savo, kaip padnoškas, nelietuviškai. Tiesiog, ir iš šalies gali atrodyti labai keistai viskas, bet energetinė prasme, man yra svarbiau dabar išlaikyti tą rezervą, tą potencialą. Kokybę. Taip. Ir štai kas dabar vyksta, kas yra labai neįprasta, nes man anksčiau labai tas materialinis, aš labai bijodavau, kaip aš išgyvensiu. Aišku, aš kūriau savo bendryje pavasarį ir tiesiog mokiniai mokosi dainuoti, eina pas mane, tai kažkaip gal dėl to kažkiek ramiau. Aišku, kai pagalvojus, jie gali ten, gal nebeiti, bet eina, reiškia, yra ta kokybė, viskas gerai. Bet dėl koncertų visą laiką man dažnai sukosi mintis, kad fainiausia būtų vos ne kita specialybė, kad dirbti, kad išlaikyti tą savo tokį tyrumą, koncentraciją, kad tu iš širdies koncertuoji, o ne dėl to, kad tau reikia pinigų, gal tu nelabai jauti tos vietos, gal tu nelabai jauti, kad ten turi ir vis tiek eini, nes tau reikia egzistencijai, egzistuoti. Tai dabar leidžiu savo tą prabangą.
tiesiogiai arba netiesiogiai mintise atsisakyti, nes pastebėjau, netgi jeigu mintise atsisakau, tai ir nebūna. Va taip dabar veikia. Tai žiūrėsim, kur tai nuves. Bet nu, manau, kad teisingai lygiuosi, bet nereiškia, kad nebūna tų vadinamų frustracijų, nes tai yra naujas man elgesio modelis. Kita vertus, aš turiu labai liūdną patirtį, labai nekokią patirtį, jeigu tu imi viską. Bet kaip pavyzdys galiu pasakyti, kas klauso, gal įdomu, kad tiesiog, kad reikia įsiklausyti savo vidų ir nebūti kartais ta gera, taip, aš esu labai atsakinga, aš nemėgstu žmonių pavesti, bet jeigu tu jauti, pavyzdžiui, kad tau yra labai blogai ir tu eini, nu tai priveda, kaip, nežinau, čia prieš 10 metų, gal 15 buvo, kad man buvo irgi toks vertybių perkainomas su to kolektyvu ten truputėlį nelabai kažkaip prasidėjo ir aš jaučiu, kad man nebe iš meilės jau eina ta muzika ir aš susirgu ir man temperatūra ir man sako, va, užsakytas koncertas, sakau, aš negaliu, sakau, dainuoti, aš mane tiesiog net pats garsas nervuoja, sako, ten tik žiopčioti reikės, aš sakau, suprantu, bet aš vis tiek per save perleisiu, vibracijos, viskas. Bet tai rasa, tai čia užsakyta, nu ir į mano tą silpną vietą mina atsakingumą ir aš einu tenai žiopčioti. Kas atsitinka? Aš einu ten pažiopčiu, dar man atrodo ir biškis temperatūra ir man įplyšta styga, balso styga. Ir aš prarandu balsą ir aš galvoju, kad aš visam gyvenimui prarandu tą balsą, nu, bet paskui kažkaip ten po truputį ten atsistatė. Bet reikėjo 2 metų, aš dainavau vyriškam diapazone, ten jeigu kas muzikoje kažkiek nutuokia, tai, nu, žodžiu, do, silė, va, do, re, man aukščiausia, o paskui eina į vyrišką diapazoną žemyn. Mes turėjom, atsimenu, su pianiste koncertą, tai ačiū Dievui, kad jinai absoliutininkė ir gali transponuoti. Aš viską dainavau vyriškam diapazone. Paskui galvoju, nu, palarasa, nu. Bet čia irgi buvo pamoka, nes aš viską visą laiką statydavau ant muzikos ir ant dainavimo. Man daugmaž niekas nesvarbu, man tik muzika. Ir netgi iš tų ankstyvųjų laikotarpio, kai ten paauglystė, ankstyvoji jaunystė, tai atsimenu irgi ir su vyrais susitikdavau ir vienas man sako, ir vėl aš ten apie muziką ten pasakosiu. O tu gali ką nors kitko, ne apie muziką papasakoti. Aš taip, turbūt nelabai man įdomu. Nu ir žodžiu, ir čia viskas susidėjo, ir tas geros mergaitės sindromas, ir tas, kad tik muzika, tai pasižiūrėk, yra ir kitų dalykų gyvenime, ir va per tą laikotarpį aš irgi labai pamačiau. Nu galvoju, jeigu negrįžtas balsas, nu būsiu tokia labai unikali, labai žemo balso vyriško balso savininkė, galų gale galvoju, nu yra tų darbų, nu tai ką galvoju, eisiu, nu, kambarių tvarkyti, nu Dieve, nu vis tiek nenumirsiu ten šaudžiu. Tai tiesiog va tas, aš per tą dalyką, aš atsimenu jį visada ir kai man jau grėsia kažkokia krizė, kur aš tarsi kažkas tikisi iš manęs, bet aš turiu aukoti savo tą gerą, nu kaip pasakyti, savijautą, išduoti save, tarsi turiu, aš prisimenu, kas gali būti. Ir tada klausia, ar tu nori, nu, jeigu tu vat neisi tuo keliu, kur tau paskirtas savo tos sielos keliu, ar tu nori vėl to paties. Tai tada imiesi truputėlį drastiškų priemonių, kurie gali labai keistai aplinkai atrodyti, bet supranti pagal vidų, kad eini, nu, kad taip reikia dabar. Aš tik tikiuosi, atrodo, kad tu buvai įlindusi į mano kompiuterį, skaitai mano knygą. Rimtai? Nes ten yra iš mano darbinės pusės daug panašių tokių situacijų, kur aš irgi aprašiau vat, pačią paskutinę savo gyvenime situaciją, kur aš išmokau galutinai, kaip būna, iš pirmo karto nesupranti, praeina šiek tiek laiko, tokia pati situacija pasikartoja, tik šiek tiek, nu, aišku, idealiai nebus, bet esmė ta pati, kur iš pirmo karto tau nedėjo, kaip sakant, kartojam dar kartą. Kur irgi teko bendradarbiauti vienam projekte, kur kaip ir nieko baisaus nevyksta. Tu dirbi ir dirbi, užsiimi tame projekte savo reikalais, kur nerezonuoja, ten nelendi. Ir kai tu matai, kad tu blogai jautiesi dėl projekto, nu, sakykime, vadovės elgesio. Nu, pavyzdžiui, kai tau
tau pasako, kad taip pasisekė, kad aš tave paėmiau į tą projektą. Galvoju, aš nesijaučiu tokia kažkokia prasta, kad man taip sakytų. Ir, aš taip nesijaučiu, aš apie save taip negalvoju. Ir aš žinau, kad aš su savo vietoje ir aš irgi daugybę kartų galvoju, kad gal man pakeisti darbą. Nes dažniausiai tai kaip ir aš nesu iš tų žmonių, kur labai įsikibė į savo darbą, aš galėčiau lengvai į kokį verslą nueiti ir naudodama savo žinias visas galėčiau labai produktyviai gyventi. Ne tai, kad rūpintis kitų žmonių, kaip aš dabar darau, ar ne, verslais ten ir taip toliau, o grinai viską į save susipakuot. Ir aš atsimenu, kad aš irgi pasakiau, kad aš pradėjau ieškoti priežasčių išeiti. Pradėjau melsti visatos, kad sukurtų greitai ką nors, kad aš turėčiau tokią protingą priežastį. Ašgi negaliu pasakyti žmogui, akis klausyk, tavo elgesys yra, kaip nelabai. Aš taip negaliu pasakyti. Galvoju taip, kad žmogaus neįžeisti gražiai kažkaip tai. Ir aš atsimenu, visata labai greit sukūrė tobulų greičių ir aš atsimenu iš karto irgi tas pats, kaipgi galima, taigi aš jau pradėjau reklamą ir tave ten įtraukiam. Ir iš karto tas spaudimas, šitas dalykas vadinasi manipulacijos. Ir aš visada tokiais atvejais irgi, pavyzdžiui, tuo atveju aš prisėmiau irgi atsakomybę už tai, kad per ilgai dėlsiau. Kuo ilgiau dėlsi, tuo didesnė dalį atsakomybės tenka ir tau. Kad visą mėnesį ten ar du jau tu kankiniesi, bet tu nieko nedarai. Aišku, aš nekreipiu dėmesio į tos atvejus, kai ten, vieną dieną blogai jautiesi viešpatį. 2 dienas, nieko tokio. Bet kad tai jau auga, kai tau, pavyzdžiui, ten 5-6 kartus pakartoja, kad, aš tai buvusi televizijos žvaigždė ir dabar vedu seminarus, nes televizijoje man vietos nebeliko. Bet tu, kadangi ne televizijos žvaigždė, tau taip pasisekė, kad aš šalia tavęs atsidūriau. Aš taip nesijaučiu, nes aš žinau, savo vietoje esu ir man kažkokio tokio, man nieko netrūksta, žodžiu. Ir aš kažkaip jau pradėjau jaustis nejaukiai. Ir mano atsakomybės dalis, kad pirmas dalykas, aš įlindau ten, kur man nereikia. Tiksliau, pradžioje aš įlindau ten, kur man reikia, bet pamoka buvo tame, kad netemp gumos. Čia yra tas naivumas. Pavyzdžiui, aš iki šiol jo turiu, kad aš sėdžiu, laukiu, kada žmogus pasikeis. Ir aš galvoju, kadangi aš greit keičiuosi, aš medituoju, praktikuoju, save stebiu, evoliucionuoju, savaime suprantama, visi aplinkui tokie patys. Jie irgi evoliucionuoja ir jeigu žmogus veda seminarus, tai garantuotai tai žinoma, kad jis keičiasi. Tas naivumas mano, jis iki šiol liko, jis dar jau nebėra toks didelis, kaip jis buvo anksčiau. Bet tu naiviai sėdi ir lauki, kad tikrai visi žmonės, kurie eina dvasiniu keliu, jie tikrai yra, tikrai, ne velnio, ne tikrai, nebūtinai žmonės, kurie iš viso yra kokiam nors visai kitoj sferui, būna labai dažnai kaip tik patikimesni ir nemanipuliuoja žmonėmis, bet visą laiką prisiimti atsakomybę, kokio velnio tu tempi laiką. Viskas tik blogėja. O tempi todėl, kad yra toksinė programa viduje, vaikiškas naivumas, kuris tau sako, tai palauk, pasikeis. Palauk, pasikeis, arba ten atkentėk. Atkentėk, ką tau sunku, pakentėk, arba, reikia atleisti žmogui, maža ką. Taip, galima atleisti ir paleisti, bet reikia turėti omeny, kad, mes pirmoji eilėje turime. Tai labai gera taisyklė lėktuvuose sako, kad pirmiausiai kaukę užsidedi savo, vėliau ten visiems kitiems. Todėl, kad realiai kaip blogai jautiesi. Tu esi kažkokia silpna, vargšė, tai iš tavęs naudos kitiems. Ką tu duosi kitam žmogui? Tai pirmoje eilėje svarbiausia esu aš. Netgi kai aš turiu, pavyzdžiui, mažą vaiką, vis tiek aš svarbesnė. Nes kai aš būsiu stipri, aš galėsiu pasirūpinti savo vaiku. Mano vaikas iš manęs tiek energijos gaus, kad wow. Aš galėsiu viskom jį aprūpinti ir taip toliau. Ir užtat aš visą laiką skatinu, kai kurie žmonės jau bijo su manim kalbėtis. Nes aš kaip pasakau, kad reikia atsirinkti, su ko bendrauji, jie galvoja, gal aš jiems
konkrečiai taikau. Mhm. Ne, aš tą akimirką nieko konkretaus negalvoju, aš iš tikrųjų žmonės yra nešiotojai, energijų nešiotojai. Ir mes su kuo mes dirbam, su kuo mes sąveikaujame, ko mes klausomės, yra labai labai svarbu. Yra labai svarbu, nes ypatingai, kai mes esame nusilpę. Kai mes esame nusilpę, nu vis tiek anksčiau ar vėliau, kai kas nors nutinka sunkaus, ar ne, būna sunkių dienų, vat, kai mes nusilpstam, nu žmonės taip daro, yra normalu ir vat tada ypatingai reikia saugotis, nes tada krenta dažnis ir prie mūsų gali prieiti kas nors, kas įprastomis aplinkybėmis neprieitų. Kokie nors žmonės, kurie vat, prieis tada, kada mes esame nusilpę ir atsiranda, pavyzdžiui, kokie nors draugų arba panašių žmonių, su kuriais nereikėtų būti. Ir paskui užtempi, jauti, pavyzdžiui, ten kažkokią atsakomybės jausmą ir žiūrėk, kad įsipainioji į dalykus, kurie tik tavo energiją ryja ir daugiau nieko. Tai vat, ta savirealizacija į visą laiką eina greičiau, kai tu esi ne vienas su kažkuom. Nes vis tiek dideli dalykai, jie visą laiką pasidaro su kažkuo. Ar ne? Pavyzdžiui, neįmanoma įrašyti albumo vienai. Ir prodiuserė, ir aš nežinau, kas ten eina į albumo kūrimą, bet įsivaizduoju, kad kaip ir knygos leidimas, daug specialistų reikia sujungti. Nemokygi visko. Mhm. Bet kaip svarbu yra atsirinkti savo žmonės, o jie visada yra. Ir kai tu nebijai paleisti kokio nors žmogaus, nu tegul eina. Čia nekalbama apie agresiją, kad reikia kažką atstumti, o tiesiog paleisti. Atsilaisvina vieta, šventa vieta ilgai nebūna tuščia ir ją ateina kitas žmogus, jam atsiranda vietos. Su apskritai, kiekviename lygyje, kai tu pereini iš vieno lygio į kitą, kiekviename lygyje bus problemų. Jeigu mes sėdėm dabar kažkur tai ir mes turime problemų, mes perėsime į kitą lygį, pavyzdžiui, kažkokį, kur mes esam jau save realizavę, pavyzdžiui, nu, sukūrėm savo svajonių verslą, ten prasidės kitos problemos. Jų visada būna, mes visą laiką turėsim kas spręsti, kažkokių iššūkių, jų visada būna ir esmė yra tame, kad visą laiką likti vat, savo, vat, kaip paminėjai, energetinius vampyrus, ar ne? Mano knygoje šitas atskiras skyrius yra. Aš įtariu, kad tu moki įlysti į kompiuterį. Nes fantastika vos ne visas skyrius apie tai yra ir aš nemėgstu šito žodžio, bet jis labai gerai apibūdina. Mhm. Tai yra žmonės, kuriems trūksta ten kažko viduje ir jie ieško, kaip gauti iš išorės. Pasikrauna tiesiog iš tų neigiamų emocijų, iš tavęs, Taip, provokuodami tave. aišku, kad jie gali būti kokie nori, tu žiūrėk, aišku, ar tu ten prisileidai ar ne. Va, tas noras būti gerų žmogumi jis dažniausiai padaro, kad tu nenori nuskriausti kito žmogaus. Bet va, tas va, momentas su energetiniais vampyrais, jis labai dažnai būna, va, tame būna dažnai daug manipulacijos ir tu judėtum greičiau ir save realizuotum greičiau, jeigu tu išmoktum va, tiesiog pasakyti, gražiai pasakyti, kad, nu, va, tarkim, ne, ačiū, arba, pavyzdžiui, aš negaliu dabar, taip toliau. Ir energetinis vampyras visada įsižeis. Jis taip įsižeis. Nes žmogus, kuris yra stiprus ir jūs jam pasakysit, aš negaliu dabar, arba, va, čia ne mano, jis jūs supras. Nes jis yra toj būsenoje, kai jam ir taip visko užtenka. Ir vien dėl to, kad jūs pasakėt ne, jis nenubednės. Jam ir taip gerai. O energetinis vampyras, jis taip supyks, kad jūs būsit blogiausias žmogus Žemės planetoje. Tai vat yra netgi toks posakis, kad, nu, susipyk su kom nors ir sužinosi, koks jis iš tikrųjų yra. Arba išsiskirk su partneriu ir pamatysi, koks jis iš tikrųjų yra. Nes žmogus, kuris yra stiprus, nu vien dėl to, kad kažkoks vienas žmogus pasakė ne, arba atstumė, arba kažko nedavė šią akimirką, arba apskritai, jis nenubednės, jis per daug viduj turtingas, viduj išoriai tas pats, ne, jis per daug visko turi energijos savyje, jis visur mato potencialą. O vat energetiniai vampyrai pagal tą išsiduoda, jiems prasideda psichozė, kad jūs drįsote jiems valgyti neduot kažkokią formą. Tai vat labai lengva yra visada atsirinkti. Paprasta. Ir pasimokinti, kad kartais vieno karto užtenka. Jeigu žmogus va toks yra, jis toks yra. Ir keičiasi žmonės. Toks ir bus.
Taip, ne taip greitai, kaip norėtųsi, nes bet koks pokytis yra pokytis smegenyse. Turi susiformuoti naujos neuronų jungtys smegenyse. Čia neįvyksta per minutę. Ta prasme, jeigu jis vakar buvo toks, jis ir šiandien dar toks. Reikia tik truputį trigerio kažkokio. Dažniausiai praeina, nu, kaip minimum keletą mėnesių, kol žmogus, jeigu jis tą daro, atsikrato kažkokios charakterio savybės. Tai vat naivumas jūsų irgi įsivertinti, ar jūs pasiruošę laukti ten, kol žmogus ten pasikeis. Tuo labiau, kad jis keisis tik tada, kada jis to nori. Tai vat kaip svarbu yra atsirinkti, su kuo jūs judate gyvenime. Ir jeigu, pavyzdžiui, jūs matote, kad su kitu žmogumi žmogus elgesi kaip su šiukšlė, su jumis gražiai, nu, irgi naivumas. Jis su jumis gal irgi taip pat elgtųsi, bet jam neapsimoka. Ir Neapsimoka. užtat tiesiog su jumis gražiai elgesi ir jūs, nu, įsivertinkite šitą tiesiog. Tai va, tai praėjo mūsų valanda, mes net nepastebėjom, mes turėtume dar ką Ir pasakyti. dar turim daug ką galėtume. Ei, dar mes turim daug ką pasakyti, bet reikia Jo, knygą išleisti, reikia albumą išleisti, reikia. kiek Bet reikalų. aš dar to albumą dar noriu pridurti, kadangi buvo čia tokių sunkių momentų ir tikrai aš žinau, kad kai va, taip, nu kažkaip turėtų truputį lengviau būti, kai viskas va taip numatyta, kad tuo laiku. Bet jeigu eina kažkas labai labai sunkiai, tai aš tiesiog prisiminiau, kaip man buvo va, prieš pirmą Euroviziją, pavyzdžiui, 2003. Aš jau taip norėjau ten sudalyvauti ir ten kreipiausi į kompozitorių, sakau, va čia man daina. Ir kažką mes ten šnekam, kažką nesusišnekam, laikas eina, deadline'as jau matau ateina, o mes per tą deadline'ą sėdam kažkur ten dar bare ir dar šnekam. Aš galvoju, tai jis dabar galvoju bare, tai jisai kol jis mėgos, nu jis man nespės sukurti, aš, nu žodžiu, ir nespėjau aš tais metais į tą Euroviziją su didžiausiais nervais, bet kas buvo, išėjo labai gerai. Kitais metais man tada jau padėjo komanda, ten Terabello aš buvau žmonių komanda, aš buvau pasiruošus pilnai ir tada buvo, nu, pats geriausias ir pasirodymas ir ta prasme, nu, tikslas buvo žinomai, nu, kad tu pasirodyti kuo geriau. Tai tas buvo pasiektas maksimaliai. Tai aš tiesiog irgi darau išvadą, kartais mes sugalvojam, kad va tada ir tada, o gal iš tikrųjų yra nelaikas dar, va, yra iš aukščiau numatyta, kad, nu, va, ne dabar. Ir tada viskas labai sunkiai eina ir gal irgi nereikia dėl to kartais per daug, nu, parintis, kaip pasakyti, nerandu žodžio dabar greit lietuviško. Tai va tas mane irgi ramina, galvoju, jeigu aš nespėsiu, vadinasi, taip turi būti. Nu ir. Va. Kuo arčiau kalėdų, tuo geriau. Nu tai tuo labiau. Tai kuo arčiau kalėdų, tuo geriau yra, nežinau, savo dovaną nusipirkti arba kitam dovaną nusipirkti. Kaip vadinsis albumas, jeigu tai nėra komercinė paslaptis? Įsimylėjus vaiduoklį. A, aha, čia iš gyvenimo kažkas. Taip, nes ten vis tiek yra dainos, kaip pasakyti, iliuzijos, ar ne, projekcijos į kitą žmogų, priklausomybė tema, you are my alcohol, nu, tai toks mistikos, gamtos, inspiracijos, rūkas, pilnatis, tvankuma, požeminės upės, tokie tas ryšys su gamta, kažkokiu tokiu ir, nu, nežinau kaip pasakyti, nu, dvasiniu to pasaulio, ar gilesniu, kad ne tik ta realybė yra, kur mes matome, bet yra atmosferoje ir daugiau, žodžiu, kitas pasaulis yra ir ten. Va. O, tai lauksime tada albumo. Lauksim knygos. Ačiū. Taip, jau dabar aš jau nelabai nuo manęs kas priklauso, ten toliau nuo visų kitų. Tai va, tai aš tai tikrai, nu, kaip nusiteikusi ją šiais metais išleisti, aš manau, vat, kaip tik vat, gruodis tam yra labai geras, kaip sakant, mėnuo, kaip tik žmonės ir šalta, plus žmonėms sėdėti muzikos klausytis, knygą skaityti pats tas. Mano knyga bus galbūt šiek tiek baugoka, ten su kriminalu. Baugoka irgi. Netgi, taip. O koks pavadinimas irgi? Tarp dviejų vėjų. O, geras. Čia metafora, taip. Ir kas bando atspėti, dažniausiai neatspėja. Bet ten ta pati metafora netgi per keletą dalykų eina, bet esmė ten viena, žodžiu. Bet
Bet irgi kaip du pasauliai kažkokie tai, ar ne? Taip, 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 Mhm. taip. Ir irgi ant mano viršelio yra rūkas. O, Taip. fantastika. Mano knygą ir tavo albumą reikia leisti kartu. Reikia kartu, kad būtų.